Šis video yra tėvams, mamoms ir tėveliams, ir tie, kas augina vaikus. Tai, ką tu ignoruoji, tai paveldi tavo vaikai. Tai tavo neišmoktos pamokos, tavo sūnus turės su to kovoti. Kova, kurios tu neįvykdai, tampa kova, kurią turės tavo vaikai kovoti. Tai jeigu tėvas nesusitvarko jo su geiduliais, kas tvarkysi su tuo? Sūnus. Jeigu mama nesusitvarko su savo nesaugumu, nepasitikėjimu, kas tą paveldės? Jūsų dukros. Jeigu jūs, kaip tėvas ir mama, nenutrauksit savo šeimos ciklų, skyrybų, priklausomybių, emocinio chaoso, toksinių santykių, tavo vaikai tai tes. Čia ne apie kaltę, čia apie jūsų sąmoningumą. Su vaikais daug bendrauju. Jie skausme. Todėl, kad jūs nenorėjot susitikti su savo skausmu, kiek dar kartų tai kartosis per kartas, kol tu atsistosi ir pasakysi, užtenka. Tai baigėsi su manimi. Taigi, jeigu tu nepasižiūri į savo baimės, į savo pyktį, į savo nuoskaudas, į savo įsitikinimus, tavo vaikai bus tie, kurie turės tai išgyventi. Tai nėra apie tai, kad tu blogas tėvas, bloga mama. Tu tiesiog turbūt nesąmoningai gaunasi tas buvimas, nes tai yra perimta viskas. Tačiau atsimerkim, priimkim atsakomybę, pradėkim keistis dabar ir čia. Jo, tu nesprendi savo vidinių kovų, jos niekur nedingsta. Jos yra automatiškai perduodamos šventiems, tyriems, mažiems žmogučiams. Tavo baimės tampa jų realybė. Tavo nesąmoningumas tampa jų tapatybė. Identitetų, tapatybė, kaip norim, tai pavadinkim, jau nebesugadinsi, čia nieko. Neišspręsti ciklai pavirsta jūsų vaikų gyvenimo scenarijais. Ne, vėl, ne apie kaltę. Tačiau, kad pagaliau atsimerktumėm, kaip suaugę žmonės. Kiek dar kartų ta pati istorija kartosis per tavo kraują. Taigi atsistok, pasakyk, su manim užtenka. Nes vėl, jeigu jūs nesusitvarkot su savo vidiniais dalykais, tai automatiškai persiduoda ir tai automatiškai parenka kelią vaikams. Taigi prisimkim atsakomybę dabar. Ir tada kova, kurią tu įvykdysi, nebetaps tavo vaiko kova. Paklaus savęs, ar su manim tai visas baigsis šita visa istorija ir trajektorija, ar tu toliau tęsi. Ačiū už jūsų dėmesį, mėlyjei tėveliai.